vos iš Klaipėdos, bet ir iš Baltarusijos ir Kaliningrado srities. Taigi, šiemet dalyviai labai nusiteikę azartiškai laimėti, nes mūsų taurės yra išties įspūdingo dydžio ir šį nuostabų azartišką ir tokio adrenalino kupiną renginį jums dovanoja Klaipėdos valstybinė jūrų uosto direkcija. Super, viskas, matot, nebuvo taip baisu. O dabar reikia turėtų startuoti Klaipėdos socialdemokratų komanda ir Kogas. Ruošiasi Garantų komanda ir Rosmarportas mūsų svečiai. Stipriai patobulėjome ir kitais metais planuojame būti pirmieji. Šaunuolių nusiteikimas labai gerai. Ar laba baimė ima? Ne. Kodėl? Juk nuskęsit. Kodėl turėtumėm? Gilugi. Nieko, sakė, galim dugnu išeiti. Ką? Galim dugnu išeiti krantą. Kas bus, jeigu valtis pradės skęsti? Išlipsim, išnešim valtį. Kaip jūs išnešit vandenį būsit? A jūralygis nebijai, dievuška? Aš jau persirgau, jau nieko, jau antrą kartą jau imunitetas įgautas. Kas bus, jei vanduo pradės per bortą semtis? Nu, tai mes ten turim tokius kapšėlius, podėlius, katiškus, mes greitai tik čiuk į vieną pusę, į kitą pusę išpilam. Su podėliais? Mes nepaskesim. Mes trauksim iš kranto tuos, kurie plaukia, mes ten iš karto gelbėjimo ratus, mesim tenai, ką ten dar turim rankinukus. Ar jūsų antroji pusė žino, kai jūs šitoje avantūroje esat? Mano antroji pusė šalia manęs plaukia. Jo? Taip, jis irkluoja, aš vairuoju. Aha. Jeigu pradėsite skęsti, kuris katrą greičiau skandins? Paklausti žinau. Aš tai jau neskandinsiu. Nu, bet padėt, kad nesikankintų žmogui. Nu kaipgi savo gyvenimo meilę, savo gyvenimo draugą. Sakykit, ar jau parašėt testamentą advokatiškai? Kad neturiu ko palikti, vienas skolas. Kaip jūs sirgsit už savo komandą? Klyksim garsiai, kaip sirgsiu. Nu labai negulėsiu tikrai. Stovėsiu va, su priekalka savo, klykausim, riekausim. Galvoju, kad jie girdės? Tik pabandau tik neišgirsti. Vien žinojimas, ką reiškia. Jeigu negirdėsim, tai garsiau dar reiks. Jo. Nelaimės atveju, kas mokės draudimą? Draudimas. Ar aš teisingai supratau, Hebra, kad jūs metatės kauliukais, kuris irkluos pirmų irklo? Taip, taip, miškas reiškia, kad ir turi navigacinių sugebėjimų, tai reiškia, irklininkus netinki, nes geriau tu būsi... Miškas reiškia gamtininkas, jinai gamtininkas. Miškas gamtininką reiškia? Nu, čia dar reikia mums susitarti. Čia mes dar tarėmės. Būkit ramus šiandieną, nes gelbėtojai visus saugos. Kviečiame gelbėtojus nusifotografuoti. Mano kolegė nufotografuos jūs su šypsenom ir tada kviečiu visus prie starto. Jau jūsų laukia, reikia lipti į valtis, ruoštis. Kam čia tie akiniai ant tų galvos uždėti?
šypsenos nuo veidų dingsta, žmonės, kai irkuoja su įraudę, visi treniruokliu, jie šlapi. mato virtualią aplinką. Ar ir jum vėjas maišė? Ateikite Jo, pas mane. vandenį, kad valtys sėdi, vandenį tenai aplinką, šiuo atveju tai ten Trakų pilis yra, tai Galvės ežere jie. Ateikite, sugrįžkit. Jo. Sveiki, labą dieną, kuo būsite vardu? Darius. Dariau, ar jūs būsite komandos kapitonas? Taip. Ir vairininkas greičiausiai būsite, ne? Ar turite? Ne. O kas vairininkas? Vairininkė, taip. Tai sakykite, kuo jūs vardu? Vilija. Vilija, oi, kaip smagu, kiek turite moterų kolektyvą, kaip šaunu. O kas bus dabar jūsų būgnininkas? Būgnininkė? Būgnininkė, kuo jūs vardu? Eliuta. Ir kaip nusiteikę esate, ar turėjote treniruočio, ar jūs žinote, ką reiškia ten irkluoti? Žinom. Žinot, kaip suprantu, kad pirmus metus dalyvaujate, taip? Beveik. Beveik, taip. Supratau, gerai, galėsite išbandyti savo jėgas visai netrukus, o ar turite komandos šūkį? Taip. Čia matau, žinokit, žiūrovai galite prieiti arčiau, čia bus vaizdų. Ateikite, bus vaizdų. Taip, ateikite arčiau manęs ir jūsų šūkis. Atmarijų! Europą! Atmarijų! Europą! Atmarijų! Europą! O, super! Koks nuostabus šūkis, kaip gražiai atrodo, jūsų labai šauni komandos uniforma iš tikrųjų. Su sijonėlis, matau, oi, čia gražu. Sakykit, ant kiek daug įtampos jūsų darbe šiandien? Nedaug. Nu negi. Jūs praktiškai atsakot už užlipimą, įlipimą. Pirmą kartą. 4 metai. Aha. Yra buvę taip, kad vis dėlto pavyko kažkam įkristi. Yra po varžybų, kas laimėjo, tai jie patys sukrito pasimaudyti. Atvyja, vyna, vyja, gyvoja seserija. Ir brolyje! Aš fotografuosiu su Baltiju, gerai? Gerai, Violeta, gerai. Taip,
Taip, Temelė, kaip tu? Mes pirmi. Mišri komanda. Ir amžiaus grupė, raumenų masė, pažiūrėkit, mes pirmi. 3 minutės 18 sekundžių. Tai kis aš girdėjau, sakiau, 3:20. Labai geras. Labai geras. A labai buvo sunku? Ne. Ne, pasakysiu. Man nupusės tai. Jau atėmė kvapą. Oro trūkti pradėjau. Einam iš kitaliau, sakadina. Skautai ilgas ir vanduo! Pasirodymas, oho! Einam medalio pasiimti. Ir matau, kad sugrįžo Europos skautai atsimti medalių. Paprašysiu kolegos uždėti medalius Europos skautams. Šaunuoliai pasirodymas buvo. Oho, svarbiausia esate patenkinti su šypsenom pilnu. Ar norite dar kažką pasakyti savo komandai? Taip, mes tikimės, kad mes pirmoje vietoje mišrioje grupėje.